Sveiki, esu Linas, man tuoj bus 54 metai. Mėgstu važinėti motociklu, todėl tokia apranga esu. Esu sveikas, geros nuotaikos, todėl esu kraujo donoras ir praėjusią savaitę donavau 120 kartą. Ir man tai yra labai svarbu. Svarbu tai ne tik, kad pačiam būti sveikam, kad padėti kitiems žmonėms. Ir tik dėja praėjusiais metais gruodžio mėnesį susidūriau su problemėlė. Įvyko taip, kad nuvažiavau gruodžio 23 dieną donuoti kraujo, padarė tyrimus ir pasakė, dėja, hemoglobino lygis yra per žemas. Tada buvo 127, kai vyrams yra nuo 135. Taigi gydytojai parekomendavo daryti pertrauką, pradėti vartoti vitaminus arba papildus. Sintetinių papildų nenorėjau vartoti, tada natūraliai pasižiūrėjau būtent, ką mūsų kompanija gali pasiūlyti ir štai po 2 mėnesių pertraukos aš vėl nuvykau į kraujo centrą Santaros, padarė tyrimus ir rezultatai sako savo. Taigi norėčiau parodyti rezultatus, kas buvo praėjusiais metais gruodžio mėnesį, kas buvo vasario mėnesį 17 dieną ir taigi, kas jau kovo mėnesį, tai yra praėjusią savaitę. Akivaizdžiai matosi mano rezultatų pagerėjimas. Taigi, kokių priemonių ėmiausi, gal aš truputėlį ir papasakosiu. Taigi, pirmiausia, pradėjau Formulę 4, nes turi geležies, B grupės vitaminų, įskaitant B12, folio rūgštį, taip pat lipotropinių medžiagų, kurios padeda geriau įsisavinti geležį. Naudojau dar tada omega 3, mažina uždegimus, gerina širdies ir smegenų veiklą, padeda palaikyti ląstelių membranų sveikatą ir vitamino C svarbus imunitetui, taip pat padeda įsisavinti geležį, o kadangi dar reikia ir energijos, kai trūksta hemoglobino, tai, ir aišku, kadangi jau amžius toks ir visi turėtų tai vartoti, tai yra Q10, kofermentą Q10. Kartais, ką reikėtų dar papildomai pridėčiau ir kartais tai išgeriu ar šiaip pavartoju, tai trenenas, kur gerina ląstelių mitybą, bendrą organizmo būklę, magnesium kompleksą, acidofilus plus, tai žarnynui ir šiaip. Taigi mano istorija tokia. Ir dabar vėl galiu donuoti kraują ir manau, kad ateityje kraujo tyrimai bus tokie pat geri kaip šiuo metu. Linkiu ir jums, kviečiu donuoti kraują, padėti visiems ir likti sveikiems.